Būkite visi pasveikinti iš tokių Norfolko laukų. Antra diena ralio kasinėjame, smarkiai nirtingai kasinėjame. Atsikėliau anksti, nebuvo kas veikti, sakau, viskas lėkiu kasti. Nakvojau tenais, visi dar miega tenais mašinose, karavanose, kas tik tai ką. Vaikštau gal jau pusę valandos kažkur tai tuščia. Išknisinėjom šitą lauką vakar gerokai, nes signalų daug nėra, o jeigu papuola, tai visokia folija. Atėl matau vienas žmogus tenais toli, jau ateina irgi, galvoja, kad čia tas vienas iškasto viską. Jo, niekad nežinai, kas papuls. Turim laukti 9 valandos, kad gautume naują lauką. Naujas laukas kaip tik bus va už tų krūmų. Ir tikiuosim, kad ką nors šiandien surasime vėl. Vakar visai neblogai buvo. Žodžiu, matėt praeitą savaitę, ką radau vakar. Jo, tai va, ką, rūkas pakolkas. Tikiuosi, saulė išlis ir bus viskas tvarkoj. Tai va, ką, lėkime kasti. Nu ką, tik pašnekėjau ir iš karto išlindo kažkas įdomaus. Nu, toksai va daikčiukas ir atrodo, čia jis buvo prie diržo. Pritaisytas kažkadaise, matosi senas, pasidabruotas. Vau, čia kažkas įdomaus. Laukai tai romėnų ir viduramžiai čionais. Saksai buvo gyveno, saksų gyvenvietė to pusėje buvo. Tai šiandien tikimės kitam lauke saksų pagauti, nes ten laukas dar kitas yra. Vakar galėjome eiti, bet tas buvęs, ten buvo tam lauke saksų monetų. Tai tikiuosi pirmą kartą savo pirmą saksų monetą gal pačiupsiu čionais. Labai tikiuosi. O, tokie va radiniai prasidėjo. Čia įdomus radinukas. Jo, įimam ir einam toliau. Atėjome į kitą lauką. Tuštoka. Tuščias signalo biški. Iš tikrųjų trūksta. Tenais kampe rado auksinę monetą lenkas. 3 metrai nuo manęs. Nepasisekė man, o jam pasisekė. O aš dabar ištraukiu pusę kaltinuko. Trumpasis kryžius. Nu, 12-13 amžius. Visai malonu. Malonu susipažinti. Toksai vat kaltinukas. Žinot, pasakysiu, šiandien jau nebe taip ir linksma. Kažkaip tai tas laukas naujas, kur davė, pusę kaltinuko radau ir viskas. Kažkaip labai jau šiandien sunkiai man einasi. Grįžau į savo pirmą lauką, va, kur mes kempinam. Ką žinau, vat, ištraukiau romėnų šitą sachtėlę, ne sachtėlę, segę. Mažytė sulūžus, kaip visą laiką manęs pilnas, niekada nepasitaiko, gaila. Bet kas keisčiausia, tai šitam lauke visą laiką būna mažytės. Keista, mažytės tokios, vat, jos čia būna didesnės. O čia gerokai sulūžus, nes čia turėjo dar eiti ilgesnė biškė. Čia va, turėjo būti spiruoklė ir apačioje adata. Nu, tokia geriau negu jokios. Čia ant su radiniais sunkoka, labai sunkiai. Nu, toks įdomus signalas. Žodžiu. Kokia čia? Čia yra. Kasgi čia? Gal monetėlė? Kaip būtų gerai. Retas reiškinys čia tos monetėlės. Monetėlė. Bet gaila variokas. O kaip gražiai įsilaikęs. 1933. O kad 1 pensą. Čia pusė penso. Jurgis 5.
atradus vieną pensą šitų metų, nu, būtų gerai, būčiau turtingas žmogus. Nu, dabar tik tai tokia pusė pensa. Toks įdomus signaliukas, 13 rodo. Nu, ką čia dabar bus? Tikiuosi, ne švinas koks nors. Nes kaip visą laiką šviniai, ant 13. Kur tu? Kas čia? Gilza suplota. 11 rodė. Noksiukas. Dar vieną romėnų sagė. Bet visos taip sulūžusis įdomiai. Ar jas čia specialiai laužė. Ir visos mažytės. Iš tikrųjų retai papuola mažos. O čia šitas laukas va vien mažus. Įdomiai. Nu, gabalėlis istorijos. Kitą lauką atidarinėja. Dabar reikia eiti aplinkui toli. Sakiau, liksiu čia nais. Dabar visi susigrūdė, vieni trukdys vieni kitiems. Kaip šiandien atrodo, kad ant galvos užlips su detektoriu. Jau visiškai žiaurų žmonės šiandien. Tu kasi duobę prieina, kad vos jau ne ant tą varytės deda. Savo varytę, žodžiu, žiaurio. Nu, toks signaliukas visai nieko. 13, 14. Čia važiavo, čia kietas žemė. Sutrambuota traktoriaus. Duok. Kas visą bus. Čia netoli. Kas tu? Kulka. Kulkelą. O, geriai žmonės, pažiūrėkit, kaip debesėliai. Ai. Jau pradėjo lišnoti. Žodžiu, apeinam, apžiūrim, ką šiandien radau. Radau šiandien tikrai nedaug. Nu, ką aš radau. 2 romėnų segės. Šitas va. Kaltinukas. Trumpasis kryžius. Tiksliau pusė jo nukirptas. Sepensa. Jurgio 5. Šitas daikčiukas. Žmonės ginčiasi. Vieni sako saksas. Saksų. Kiti sako, kad vikingai gali būti. Nežino. Bet senas daikčiukas. Nukviesus su romėnų moneta. Kas iš jos belikė. Varkšelės. Čia irgi. Nežinau, čia turbūt sakėlės fragmentas. Tokie reikalai šiandieną. Tiek man. Šiandieną tikriausiai, nes vėjas jau va koksai. Laukai tokie. Tuščia. Žodžiu, gal ir važiuosiu namo išmiegoti ir grįšiu dar ryte. Tokie planai tikriausiai bus čia.